Tikime šlovinti viešpatį Jėzų Kristų. Matas su būgnais. Aha, du. Pagurtėmės prie pianino. O kur dar ketvirtas? Tūkstančius metų ant kryžiaus už mūsų nuodėmes mirė žmogus. Tačiau dieną jis prisikėlė, buvo Jėzus Dievo sūnus. Tūkstančius metų ant kryžiaus už mūsų nuodėmes mirė žmogus. Tačiau dieną jis prisikėlė, buvo Jėzus Dievo sūnus. Mes patikėjom Jėzų tavo auką, tu pripildei mus šventąja dvasia. Ir tarnausim mes ir mūsų namai vien tau. Mes patikėjom Jėzų tavo auką, tu pripildei mus šventąja dvasia. Ir tarnausim mes ir mūsų namai vien tau. Tūkstančius metų ant kryžiaus už mūsų nuodėmes mirė žmogus. Trečią dieną jis prisikėlė, kai buvo Jėzus Dievo sūnus. Tūkstančius metų ant kryžiaus už mūsų nuodėmes mirė žmogus. Trečią dieną jis prisikėlė, kai buvo Jėzus Dievo sūnus. Mes patikėjom Jėzų tavo auką, tu pripildei mus šventąja dvasia. Ir tarnausim mes ir mūsų namai vien tau. Mes patikėjom Jėzų tavo auką, tu pripildei mus šventąja dvasia. Ir tarnausim mes ir mūsų namai vien tau.
bažnyčia gyvas. Kelkite balsus aukštai, Dievo išpilti vaikai. Tėvų sūnų ir atpiltėjų šventai dvasiai užtai, jūs priklauso amžinai. Pakelkite balsus aukštai, Dievo išpilti vaikai. Tėvų sūnų ir atpiltėjų šventai dvasiai užtai, jūs priklauso amžinai. Pakelk rankas, atmerk akis, prieš viešpatį atsiveria širdis, esi geros ir atkovok savo širdį šiandien. Jėzuje girdok, kelkite balsus aukštai, Dievo išpilti vaikai. Tėvų sūnų ir atpiltėjų šventai dvasiai užtai, jūs priklauso amžinai. Dar kartą, pakelkite balsus aukštai, Dievo išpilti vaikai. Tėvų sūnų ir atpiltėjų šventai dvasiai užtai, jūs priklauso amžinai. Pakelk rankas, atmerk akis, prieš viešpatį atsiveria širdis, esi geros ir atkovok savo širdį šiandien. Jėzuje gyvuok, kelkite balsus aukštai, Dievo išpilti vaikai. Tėvų sūnų ir atpiltėjų šventai dvasiai užtai, jūs priklauso amžinai. Kieno vardai įrašyti danguje? Pakelkit ranką. Kieno vardas danguje įrašytas? Sako, džiaukitės Jėzus, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Mes turime džiaugsmą, o Jėzus mūsų karalius. Jėzau, tu karalius, mūsų viešpats tu esi, esantis čia tarp mūsų tu. Mes šlovinam tave giesmėm, mes šlovinam tave giesmėm, mes šlovinam tave giesmėm, mes šlovinam tave giesmėm. O čia Jėzau, tu savo šlovėk. Jėzau, tu karalius, mūsų viešpats tu esi, esantis čia tarp mūsų tu. Mes šlovinam tave giesmėm, mes šlovinam tave giesmėm, mes šlovinam tave giesmėm, mes šlovinam tave giesmėm. O
į savąjį šventumą, paimk, kad aš matyčiau paramdžių šventą tavo veidą, paimk mane į savo šventumą, paimk mane kaip grūdą ir sėklą, paimk mane į savo šventumą, paimk kaip auką
draugas tu mano brolis ir žinau, karalius tu. Tu brangesnis už viską šiam pasauly, aš tavim gyvenu. Tu mano skydas, tu mano jėga, ir vietas glaudžias mano dvasia. Tu vienintelis man, širdies troškimas, aš myliu tave. Tu mano skydas, tu mano jėga, ir vietas glaudžias mano dvasia. Tu vienintelis man, širdies troškimas, aš myliu tave. Tu mano skydas, tu mano jėga, ir vietas glaudžias mano dvasia. Tu vienintelis man, širdies troškimas, aš myliu tave. Ir aš aukštinu tave. Ir aš aukštinu tave. Dievo malonė, Kristaus meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su mumis visais. O taip, Mes aukštiname viešpatį tave. taip mes jau džiaugiamės. Mes rengiamės viešpatį už tave. Tu esi mums reikalingas viešpatį. Mums reikalinga tavo dvasia viešpatį. Mums reikalingas tavo vedimas. Mums reikia tavęs kiekvieną akimirką. Kiekvieną mūsų įkvėpimą mums reikia tavęs viešpatį. Kiekvieną kartą, kai įkvėpiam oro viešpatį, mes šaukiamės tavęs. Tu esi tas, kuris augini. Tu esi tas, kuris išsaugo. Tu esi tas, kuris renki derlių. Mes priklausome tau viešpatį ir norime būti ir priklausyti tau iki galo. Saugo kiekvieną širdį, kuri ieško tavęs viešpatį. Ves kiekvieną širdį, kuri glaudžiasi prie tavęs. Sujung viešpatį mūsų meilės ryšiais vienas su kitu. Tegul tavo liudijimas tampa ryškus mumyse. Padėk viešpatį mus atsisakyti savo kelių. Nukreip viešpatį mūsų kelią, kad palikę save sektumėm tavim. Tavim tikruoju geruoju ganytoju. Viešpatį išryškink mumyse supratimą, kad tik tai tu vienas turi gyvenimą ir nėra gyvenimo niekame kitame, tik tavyje viešpatį. Padėk mums neužmiršti viešpatį. Apsaugok mus nuo pikto, nuo apgaulės, nuo pasaulio suktybių. Apsaugok viešpatį mus, mums reikia tavo apsaugos. Kad niekas kitas neužvaldytų mūsų širdies. Mes atiduodam savo širdį tau viešpatį. Pavedam savo širdį tau. Ačiū tau, brangus Dieve. Ačiū tau šitą surinkimą, kurį tu surinkai. Iš kiekvieną širdį, kuri ieško tavęs ir šaukėsi tavęs.
naudok viešpatie kiekvieną, kad mes visi atliktumėm tą uždavinį, kurį tu davei mums kaip bažnyčiai. Dėkojam tau, Tėve, šlovinam tave, Jėzus Kristus vardu. Amen. Mariau, galima bus liūdimą po pamokslo. Žiūrėsim, teismą. Paliūdit norėsiu. Ką daro nuotaka? Nuotaka čia pasislėpė. Paimsiu garsesnį, kad visi išgirstų klausimą. Ką daro nuotaka prieš vestuves? Puošiasi. Ruošiasi. Prausiasi. Prieš 23 metus šitoj vietoj, lygiai prieš 23 metus šitoj vietoj buvo mūsų vestuvės su Loreta. Vyko šventė. Prieš kiek nežinau? Prieš 23 metus. tą pačią dieną, o suėjo šiandien 23 metai. Ir mano būsima žmona Loreta puošiasi. Nemačiau gražesnės merginos, gražesnės moters už mano žmoną. Bet tą dieną jinai užsidėjo tokią suknelę gražią, kad buvo kažkas nuostabaus. Jinai ruošiasi, jinai puošiasi. Aš jos pavydėjau ir laukiau tos akimirkos, kada bus vestuvės. Aš nenorėjau, kad jinai susitiktų su kažkuom kitu. Ne tai, kad nenorėjau. Aš buvau kaip bulius įsiūtęs, raudonom akim ir piktas. Jeigu jinai kažkur pažvelgtų bent krašteliu, jinai žino. Net iš tų, kur atrodo neturėtų būti grėsmės, man atrodė, kad tai grėsmė. Kad tik nenuviliotų kas mano nuotakos. Ar patyrėt iš vyrų kas tokį jausmą? Jo. Kiekvienas patyrė turbūt. Visi. Aš taip mylėjau savo žmoną ir taip myliu ją dabar, bet mano meilė neprilygsta mūsų viešpaties Jėzus Kristaus meilei mums. Dievas myli tobulai. Jisai siuntė savo sūnų Jėzų Kristų. Ir Jėzus Kristus atidavė savo gyvybę už mus. Jo meilė dar pavydulesnė negu mano meilė, mano žmona. Bet Jėzui Kristuje jinai tokia pat. Nes Jėzui Kristuje mes esame naujas kūrinys. Ir elgiamės taip, kaip elgėsi Jėzus. Naujas kūrinys elgėsi taip, kaip elgėsi naujo kūrinio tėvas. Ir ką šiandien laukia, ką šiandien daro jaunikis, ką šiandien daro Jėzus Kristus? Jisai laukia savo nuotakos. Jis laukia bažnyčios. Jis laukia vestuvių dienos. Jis laukia mūsų. Ir paskaitykim 1 Jono laišką, 3 skyrių. Ką parašė apaštalas Jonas. Nuo 3 eilutės paskaitysiu. Nuo 2. Ne nuo 3, bet nuo 2. Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai Jis pasirodys, tai yra Jėzus Kristus, būsime panašus į Jį, nes matysime Jį tokį, koks Jis yra. Kas žino šiandien, kad yra Dievo vaikas? Taip, aš tikiu.
Kas iš jūsų žinote, kaip jūs atrodysite, kas jūs būsite tą dieną, kai pamatysite Jėzų Kristų akis į akį? O jie daug krikščionių kelio turbūt. Mes tikime, kokie mes įsivaizduojame, svajojame, kokie būsime. Gali tai būti. Būsime laimingi. Taip, amen. Bet mes nežinome, nes dar neatėjo tas laikas. Iki tos akimirkos dar kelio atkarpa. Ar sutinkat? Dar kelio atkarpa. Ar tam kelyje yra kliučių? Taip. Ar priešas yra paspendęs kokių žabangų? Taip. Užgarantuoju, kad yra. Ir kad tikrai yra spąstų ir duobių, kurias paruošia priešas. Kitaip Jėzus nebūtų mokinęs melstis mūsų. 3 sekmadienius mes kalbėjome apie maldą, arba iš dalies apie maldą iki šiol. Jėzus mokino melstis. Saugok mūsų nuo pikto. Kreiptis į tėvą ir saugoti, prašė tėvo mūsų nuo pikto. Kodėl? Todėl, kad yra grėsmė. Ir Jėzus tai žinojo. Taigi mes turime viltį, kad vieną dieną akis į akį, kaip Dievo vaikas, susitiksime su Jėzumi Kristumi. Ir būsime tokie, kaip Jisai yra. Ir kiekvienas rašo 3 eilutėje, kas turi jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir jis yra skaistus. Nes ir Jėzus yra skaistus. Amen. Nuotaka laukia jaunikį. Laukia vestuvių dienos. Ir ruošiasi vestuvių dienai. Ir skaistina save. Čia gali iškilti klausimas, ką aš pats save galiu išgelbėti, pats galiu pasidaryti geras, pats galiu padaryti kažką, kad būčiau skaistus. Atsakymas, kad pats ne. Mokiniai vieną kartą uždavė klausimą, tai kasgi gali būti išgelbėtas? Jėzus atsakė, žmonėms tai neįmanoma, Amen. bet Dievui viskas įmanoma. Amen. Jeigu aš esu čia, jeigu jūs esate čia, tai yra Dievo darbas Taip. ir Dievo didžiulis stebuklas, kad mes šiandien ne namie prie televizoriaus, ne pasaulio reikaluose, ne daržuose, ne dar kažkur, bet esame čia. Taip. Ir turėtume būti dėkingi už tai, kad mūsų protas, kojos pakluso dvasiai ir mes atsidūrėme šitą vietą. Ir mūsų dvasia šiuo metu šaukia ir meldžiasi už tuos, kurių nematom šalia savęs. Už tuos, kurie galbūt negalėjo arba nepanorėjo ar nepaskaitė vertinga būti bažnyčios susirinkime. Kiekvienas, kuris turi jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir jis yra skaistus. Ir toliau, kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą. Nuodėmė tai įstatymo laužimas. Jūs žinote, jog jis, tai yra Jėzus, pasirodė, kad sunaikintų mūsų nuodėmes. Ir jame nėra nuodėmės. Ką padarė Jėzus ant kryžiaus? Mirė už mūsų nuodėmes. Tai Amen. kas padaryta su mūsų nuodėme? Sunaikinta. Amen. Sunaikino. Amen. Mašina būna susidėvi, atiduoda ją į metalo laužą, išrenka ten viską ir su tokiu presu suspaudžia. Išlydo po to. Kas pasidarė iš tos mašinos, kur buvo? Sunaikinta. Nėra. Susidėvėjo baldai. Sulaužėm, išnešėm, išmetėm, išvažiavo kažkur į sunaikinimą. Neliko. Taip atsitiko su nuodėme. Jėzus tai padarė ant kryžiaus. Sunaikino nuodėmę. Kas pasilieka jame, tai yra Jėzuje Kristuje, tas nenusideda. Kiekvienas nuodėmiaujantis jo neregėjo ir nepažino. Vaikeliai, tegul niekas jūsų nesuklaidina.
Sako, Jėzus sunaikino nuodėmę ir kiekvienas, kas pasilieka Jėzuje Kristuje, ką daro? Nenusideda ir nenuodėmiauja. O kiekvienas nuodėmiaujantis jo neregėjo ir nepažino. Tai dabar, kai Jėzus klausė vieną kartą, fariziejai atvedė moterį, rašto žinovai, ir sako, jinai padarė nuodėmę. Reikia užmėtyti akmenimis. Jėzus atsuko, sako, kas be nuodėmės pirmas. Leiskit. Dabar pakelkit, Jėzus klausė iš jų, kas iš jūsų be nuodėmės gali pirmas paleisti. Dabar pakelkit ranką, kas iš jūsų. Ne, aš klausiau, kam nuodėmės atleistas, kas Dievo vaikai, tai jūs pakėlėt visi rankas. Dabar pakelkit, kas nepadarėt nuodėmės šiandieną, vakar, ar kuris nepadarot kartais nuodėmės. Mintimis net nusidedam. Tai pripažįstat, kad padarot. Paslystam apydažį. Tai kaip čia yra? Kaip čia taip? Nu, man logiškai kyla, aš skaitau ir man logiškai kyla klausimas. Kaip taip? Kas pasilieka jame, tas nenusideda. Kiekvienas nuodėmiaujantis jo neregėjo ir nepažino. Ir skamba tokie žodžiai, vaikeliai, tegul niekas jūsų nesuklaidina. Vykdantis teisumą yra teisus, kaip ir jis, tai yra Jėzus, yra teisus. Kas važiuoja mašina ir laikosi kelių eismo taisyklių, jis yra tvarkingas vairuotojas, kurio nereikia bausti už taisyklių pažeidinėjimą. Kuris važiuoja eisme ir pravažiuoja raudoną šviesą. Kas jis toks? Pažeidėjas. Ir jo laukia, kadangi kameros visur, jo laukia teisių atėmimas. Nepravažiuosit kėdainiuose per raudoną, kad netimtų teisių. Kai bevažiuotumėt, jūs nufilmuos ir atsiųs jums premiją. Taigi, Jonas čia ir sako tai, kas vykdo teisumą, yra teisus. Kas nevykdo teisumo, yra neteisus. Ar nelogiška? Jeigu teisiai ilgiesi, tai esi teisus. Su geru visam. Su geru. Galite pasilikti tada liūdnį. Būna tokiu atveju, kai aš buvau netikintis, tai man vienodai tos visos taisyklės buvo, kokios be buvo. Aš turėjau savo tikslą ir ėjau, kaip man patiko. Dariau, ką aš norėjau. Skaičiau, kad prieš nieką nesu atsakingas. Nors valstybei buvau atsakingas, tėvams buvau atsakingas. Bet man atrodo, kad prieš nieką neatsakingas, darau, ką noriu. Kai tikėjau, kai pasikviečiau Jėzų Kristų į savo širdį, savo norų tapau atsakingas Dievui. Ir pradėjau, at mane atsirado noras jam patikti. Atsirado noras daryti, kas Dievui patinka. Aš pats savo valia nusprendžiau elgtis teisiai. Manęs nevertė Dievas. Aš išgirdau apie jį, supratau, ką jis dėl manęs padarė. Supratau, kad man reikia, kad atleistų, ką aš buvau padaręs iki jo. Ir nuo tada nusprendžiau gyventi taip, kad Dievui, savo gyvenimu Dievą šlovinčiau, dėkočiau jam, kad garbinčiau jį. Bet tai nusprendęs, aš nuėjau ir pavogiau tvorą savo triušių narvams. Prieš vogdamas tą tvorą visaip save teisinau, kad iš valstybės pavogiau, ne iš žmogaus, bet valstybė irgi ir yra valstybė žmonės, iš tikrųjų. Visaip save teisinau, gal čia nieko blogo, bet žinot, ką reikėjo po to man daryti? Ateiti prie viešpatės, prie to, kuriam atidaviau savo širdį ir pasakyti, Dieve, atleisk man. Nusidėjau, iš tikrųjų negerai padariau, kad ir kaip bandžiau save pateisinti, kaip bandžiau pagalvoti, kad čia nieko blogo, bet sąžinė man jie šventoji dvasia sakė,
negerai padariau. Ir daugiau taip nereikėtų daryti. Po to, kai atsiprašiau, daugiau tvorų nevagiau. Pirkau paskui, kad narvams, kur reikėjo. Kažkaip labai taip stipriai įsmygo mano tas poelgis, ką aš padariau negerai. Bet toliau einant su viešpačiu, aš dar ne kartą padariau ne tai, kas jam patinka. Ir kiekvieną kartą, ačiū Dievui, aš Dieve tau dėkingas dabar už tai. Kiekvieną kartą, kai aš suklysdavau, šventoji dvasia ir sąžinė man kalbėdavo, sugrįžk, nusigręžk, nedaryk daugiau to. Štai Jonas ir sako, kiekvienas, kuris turi jame tokią viltį matyti į akis į akį, skaistina save. Kaip nuotaka skaistina save. Jinai apsirengė suknelę, puošiasi, ir žiūri dėmė ant suknelės. Tai ką, jinai dar kavos puodelį dar šliūkšt ant savęs, kad jau dėmė yra. Ar jinai skalbė, prausia tą rūbą. Mato šukuostina visai gera. Ai, sako, kad jau negera ta šukuostina, tai išsivelsiu iš viso. Ar ne? Ne. Prieš vestuves nuotakai pamatė, kad šukuostinai kažkas netvarkoja, eina, prašo, kad kažkas šukuotų ar pati šukuojasi ir kirpykla čia kaip kokios tradicijos kur. Ir jinai puošiasi. Jeigu švęsdavo gimtadienį nuotaką savo buvusių jaunikių, ką darė Dievo nuotaka Izraelio tauta. Tai nuo to momento, kai jinai ruošiasi vestuvėm, savo buvusių jaunikių, savo buvusių vyrų gimtadienį daugiau nebešvenčia. Ar ne taip? Jau jinai žino tik tai vieną gimtadienį. Tik tai savo viešpatis, tik tai savo vyru. Filipiečiams laiške parašyta 2 skyriui, Linas atėjęs atvers, bet dabar aromatą atvers. Filipiečiams laiškas 2 skyrius nuo 13 eilutės. 2:12. Čia Paulius rašo viena iš bažnyčių ir sako, taigi, mano mylimieji, čia broliams, bažnyčiai, žmonėms rašo, taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavote, kai būdavau tarp jūsų, tai juo labiau dabar, man nesant tarp jūsų, atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami. Ką reiškia atbaigti savo išgelbėjimą? Jėzus mus išgelbėjo, atleido mums nuodėmes. Mes kelyje. Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. O kodėl Paulius sako atbaigti savo išgelbėjimą? Dėl to, kad ir Jonas taip pat rašė. Sako, dabar vis Dievo vaikai. Bet nepasirodė, kas būsite. Bet vieną dieną pasirodys. Mums reikia nueiti atkarpą iki tos dienos, kada susitiksime su viešpačiu. Ir sako, kaip atbaigti šitą atkarpą. Su baime ir drebėdami. Tai bent, aš negalvoju, tai Paulius parašė, su baime ir drebėdami. Nes tai Dievas, veikiantis jumise, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Dievas veikia mumise. Jeigu mes atgimėm, Dievas veikia mumise, žmonėse. Ir jis duoda troškimą. Troškimą sekti juo. Kol jo nebuvo mano gyvenime, kaip ir sakiau, man jie nebuvo troškimo juo sekti ir gyventi jam patinkantį gyvenimą. Bet kai jis atėjo į mano gyvenimą, atsirado troškimas. Bet ne tik troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Dievas palankus man. Ir skaitėm ne vieną kartą, kitas raštas sako, mes esame sukurti geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto numatė atlikti per mus. Taigi jis duoda troškimą
gyventi jam patinkantį gyvenimą ir daryti jo darbus, ir atlikti jo darbus. Apaštalų darbų knygoje, 4 skyriuje, parašytas vienas geras troškimas ir geras darbas, kurį Dievas davė pirmojų bažnyčiai žmonėms. Tais laikais, kai Jėzus įkūrė savo pirmąją bažnyčią Jeruzalėje, nebuvo socialinės sistemos kaip dabar. Socialinės apsaugos ministerijos Izraelyje nebuvo. Ir vargšais nieks nesirūpino. Jeigu liko našlė ir neatsiranda žmogaus, kuris jai padėtų, našlė baigdavosi labai liūdnai. Jeigu našlaičiai, jiems liūdnai baigdavosi. Žmonės mirdavo ir iš bado, mirdavo nuo ligų, mirdavo skurde. Ir tai jau toks momentas, kada Petras paskelbė Evangeliją ir daug įtikėjo žmonių. Tarp jų buvo ir turtingų, ir vargšų, ir tokių, kurie gyvybę ant plauko kabėjo. Ir ką darė pirmoji bažnyčia? Tie, kurie įtikėjo, rašoma 4 skyrius Apaštalų darbų nuo 32 eilutės. Visa tikinčiųjų daugybė buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nei vienas nevadino savo nuosavybę, bet visa jiems buvo bendra. Apaštalai su didelė jėga liudijo apie viešpaties Jėzaus prisikėlimą ir gausi malonė buvo su jais visais. Tarp jų nebebuvo stokojančių, nes visi, kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, o už tai gautus pinigus atneždavo ir sudėdavo prie apaštalų kojų. Ir kiekvienam buvo dalyjama, kiek kam reikėjo. Jozė, apaštalų pramintas Barnabų, išvertus tai reiškia pagodos sūnus, levitas kilęs iš Kipro, pardavęs savo žemės sklypą, atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojų. O vienas vyras vardu Ananijas su savo žmona Safyra pardavė nuosavybę ir žmonai pritariant pasiliko dalį gautų pinigų, o kitą dalį atnešė ir padėjo prie apaštalų kojų. Petras paklausė: Ananijau, kodėl šėtonas užvaldė tavo širdį, kad tu pamelavai šventąją dvasią, pasilikdamas dalį už žemės gautų pinigų? Argi nebuvo tavo tai, ką turėjai ir ką gavai pardavęs, argi nebuvo tavo žinioje? Tai kodėlgi taip sumaniai savo širdėje? Tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui. Išgirdęs tuos žodžius, Ananijas krito ant žemės ir mirė. Didelė baimė apėmė visus tai girdėjusius. Tatjana čia tau. Paskui mirė ir žmona Ananijas. Jo, pasilaikyk savo. Taigi, pirmoji bažnyčiai, kurie buvo ir vargšų žmonių, šventoji dvasia paragino, davė troškimą gyventi kitokį gyvenimą. Turtingiems paragino parduoti savo turtus ir pasidalinti su vargšais. Ir sako, tarp jų nebuvo stokojančių. Visi gyveno, kas turėjo per daug, neturėjo per daug, kas turėjo mažai, tas nestokojo, kaip parašyta. Visi gyveno darniai, pirmoji bažnyčia. Taigi troškimas iš šventosios dvasios ir darbas iš šventosios dvasios jį vykdyti. Barnabas, apie kurį skaitau, tą troškimą iš šventosios dvasios parduoti sklypą ir atnešti pinigus apaštalam įvykdė taip, kaip šventoji dvasia ir vedė. Bet Ananijas, jis irgi turėjo troškimą iš šventosios dvasios, irgi parduoti sklypą ir atnešti prie apaštalų kojų. Bet ką jis padarė? Troškimas buvo geras, troškimas buvo Dievo duotas, jisai buvo Dievo vaikas, jis buvo bažnyčios narys, bažnyčios dalis. Kad bažnyčios dalis jisai buvo, aš galiu jums paskaityti, va tas 5 skyriui parašyta nuo 12 eilutės. Per apaštalų rankas žmonės įvyko daug ženklų ir stebuklų. Visi jie vieningai rinkdavosi Saliamono stoginėje. Iš kitų nei vienas nedrįstavo prie jų prisidėti. Žmonės juos labai gerbė
ir vis labiau augo būrys vyrų ir moterų įtikėjusių viešpatį. Iš kitų, iš nepriėmus Jėzų į širdį, nieks nedrįsdavo prisidėti prie bažnyčios pirmosios. Taigi Ananijas buvo bažnyčios dalis. Jis turėjo ir troškimą, ir darbą iš viešpatės. Ir kaip sakė Jonas, tas, kas turi tokią viltį susitikti su viešpačiu, tas skaistina pats save. Tas elgiasi vertai tos Evangelijos, vertai viešpatės. Ananijas nusprendė nueiti į kompromisą. Pasilikti ir savo, ir pasirodyti, kad jis toks pat kaip kiti, kurie nešė. Sunku net įvertinti, tai buvo sąmoningas veiksmas, aptartas. Būna nusikaltimas, kai žmogus vienas padaro, tai gauna 10 metų kalėjimo. Bet kada padaro organizuotą nusikaltimą, keliese susitarė, tai gauna 15 metų. Čia. Ar panašiai kažkas toli, taip? Už organizuotą daugiau buvo. Tai čia buvo organizuotas nusikaltimas sąmoningas. Ką reikėjo padaryti Ananijai ir Safyrai, kai juos pakvietė apaštalas Petras ir klausė, ar už tiek pardavei sklypą? Šventoji dvasia nenorėjo blogos baigties. Dievas niekada nenori, kad mums blogai baigtųsi. Dievas nori su mumis vakarniauti ir būti vestuvių pokyliai. Ir todėl mums nuolatos kalba. Tai kai atėjo Ananijas pas Petrą ir kai Petras jo paklausė, ar už tiek pardavė, ką reikėjo Petrui atsakyti? Kaip? Oi Petrai, atleisk, ne už tiek. O viešpatie, pavogiau tvorą. Pavogiau. Tai, padariau tokį blogą dalyką. Atleisk man. Nusidėjau. Noriu būti švarus. Dovydas padarė baisinę nuodėmę. Pražudė savo geriausią draugą ir miegojo su jo žmona. Ir rašė psalmį, Dieve, neatimk nuo manęs savo dvasios. Pasigailėk manęs ir atleisk man. Tikrai nusižengiau tau, tikrai nusidėjau, bet noriu būti prie tavęs. Ir sako, Dievas gailestingas. Lėtas pykti, kantrus. Petras sakė, kad laikykite išgelbėjimo jo kantrybę. Aš iš tikrųjų taip dėkingas Dievui, kad jis kantrus man, nes aš pats savo nebūčiau atleidęs už tai, ką aš per 30 daugiau tikėjimo metų esu pridirbęs. Tikrai pats savo neatleisčiau. Bet Dievas kantrus ir maloningas, jisai pasigailėjo ir jisai nepaliko manęs ir šiandien guodžia, moko ir veda toliau. Ananijas turėjo nuostabią progą pasakyti Petrui, aš nusidėjau, aš padariau klastą, aš silpnas, suklydau, padariau klaidą, jam neatleistų, jis mirtų tada, jis būtų nemiręs, jam būtų atleista ir jis gyventų. Raštas sako, kad kai kurie bus išgelbėti kaip per ugnį, tai aš tikiu, kad Ananijas danguje dabar išgelbėtas kaip per ugnį. Čia gal kas kitaip mano, bet aš taip tikiuosi. Nes Paulius sakė vienai Korinto bažnyčiai, vienam žmogui, kuris darė baisias nuodėmes, sako, atidaviau tokį šėtonui, kad kūnas būtų sunaikintas, bet dvasia išgelbėta. Kad jis daugiau neklimtų gilyn į nuodėmę. Kaip nuostabu, kad Dievas mums gailestingas ir kad mes turime vilties. Bet ar tai priežastis vaikščioti ant peilio ašmenų ir bandyti viešpatės kantrybę, arba kaip Jokūbas sako, ar kurstyti viešpatės pavydą? Ar protinga? Man atrodo neprotinga. Protinga, jeigu jau esu išgelbėtas, laukti tos vestuvių dienos ir skaistinti save ir ruošti save tai dienai.
dabar atsiverskime dar Romiečiams laišką, 8 skyrių. Dvidešimt devinta eilutė. Čia rašoma, o kuriuos jis, Jėzus, iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Jeigu tu čia, tu iš anksto numatytas esi. Ir ką Viešpats padarė? Padarė tave panašų į Jėzų Kristų. Ar taip pasakiau? Ne. Čia jau klasta. Ne taip pasakiau, pamilovau. Nepadarė panašių į Jėzų Kristų. Nepadarė panašių. Paskyrė tapti panašių. Yra skirtumas. Padarė panašių ir paskyrė tapti panašių. Ar yra skirtumas tarp to? Taip. Didelis skirtumas. Į save pasižiūrėjus, kartais atrodo, kad dar nepanašus, bet nereiškia, kad rytoj nebūsiu panašesnis. Ar ne taip? O kur dar nepanašus, tai Dievo meilė padengia. Dievo meilė padengia ir priima. Ir ačiū jam. Paskyrė tapti panašiams į jo sūnaus atvaizdą. Ką mes šiandien grįžę darysime, priklausys, ar mes tapsime panašesnių į Jėzų Kristų, į jo atvaizdą. Ar pasidarysime dar labiau nepanašus negu esame. Nuo to, ką mes kalbėsime, ką mes darysime, ką mes veiksime, priklausys, kiek mes būsime panašesni ar nepanašesni Jėzų Kristų. O šventoji dvasia ir žodis, kuris yra gyvena mumise, kurį mes išgirdome per pamokslus, kurį išgirdome skaitydami patys, tas žodis nuolatos kalbės mumise. Kaip Ananijui ir Safyrui. Kalbės. Ir mes tik tai savo valia nuspręsime. Ruošti save vestuvėms, skaistinti save, tapti panašesniais. Ar ne? Ir niekas kitas už mūsų to nepadarys. Niekas kitas. Dievas davė startą mums. Davė galimybę. Padarė, kad mes būtumėm Dievo vaikai ir kad mes eitumėm to keliu. Bet už mus Dievas nueiti negali. Dievas gali mums padėti, kaip kalbėjom apie maldą. Jeigu mes meldžiamės, jeigu mes pasnikaujame, jeigu mes šaukiamės, kaip Dovydas šaukėsi jo, jeigu mes šaukiamės jo kaip pirmieji mokiniai, Dievas gali mums padėti, bet nueiti reiks patiems. Greičiausiai eidami mes įkriusime nei vieną duobę dar. Bet Dievas gali ištraukti mus iš duobės. Ir Jisai ištrauks, jeigu mes šauksimės jo. Svarbiausia, kad mes neįtumėm atgal. Apreiškimo knygoje. Dvidešimt pirmam skyriui. Rašoma nuo 9 eilutės, nuo 9. Čia kur Jonas mato regėjimą apie paskutinės dienas,
Tada prie manęs priėjo vienas iš 7 angelų, turėjusi 7 dubenis, pilnus 7 paskutinių negandų, ir pasakė man: eikš, aš tau parodysiu nuotaką, avinėlio sužadėtinį. Ir jis nunešė mane dvasioje ant didelio ir aukšto kalno ir parodė man miestą, šventąją Jeruzalę, nusileidžiančią iš dangaus nuo Dievo. Čia kalbama apie bažnyčią, apie Kristaus nuotaką. Ir 19 skyriui, nuo 7 eilutės rašoma: džiūgaukime ir linksinkimės, duokime jam šlovę, nes atėjo avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasiruošė. Jai buvo duota apsirengti spindinčią tyrą drobę, o ta drobė tai šventųjų teisūs darbai. Jo nuotaka pasiruošė. Jai buvo duota apsirengti. Jai atnešė rūbus. Atnešė ir padėjo. Sakė, apsirenk. Tie rūbai kainavo Jėzaus Kristaus gyvybę. Pats Dievas paaukojo gyvybę, kad nuotaka galėtų apsirengti šventumo ir teisumo rūbą. Bet ne Dievas aprengė nuotaką tų rūbų. Ne Dievas ją aprengė. Dievas darė tos rūbus. O apsirengti reikėjo nuotakai. Ir pasipuošti visko rūbus, tai ten greičiausiai buvo puošmenos įvairiausios. Nes nuotaka tai buvo labai pasipuošus. Bet jinai turėjo patyti, ar aš kažką netaip šneku. Aš šneku dėl to, kad sugriauti klaidžiamokslius, kad tarp mūsų nebūtų klaidingų mokymų, kurie šiuo metu bažnyčioje labai stipriai daro žalą. Paulius sakė ir Petras sakė, kad jiems išėjus atsiras bažnyčioje piktų vilkų, kurie bandys suklaidinti. Ir Jonas skaitėm, sakė, neapsigaukite. Neapsigaukite, kas daro nuodėmę, kas gyvena nuodėmėje iš velnio, jums sakė. Ir koks mokymas bažnyčiai šiuo metu labai stiprus, aš apibendrintai pasakysiu tą mokymą. Kad tu gali gyventi kaip nori. Gali gyventi kaip tau patinka. Daryti, ką tavo širdis geidžia. Ir Dievas tave priima ir tau atleidžia ir viskas tvarkoja. Ne. Tai ir melas. Taip Dievas tave priima. Ir teisumą tu turi Kristuje, Jėzuje. Amen. Jame. Ne šalia Kristus, bet Kristuje Jėzuje. Amen. Kada tu vykdai jo valią. Kada tu esi jame. Jėzus sakė, jeigu tu šakelę atskirai nuo vynmedžio, negali vaisių duoti. Be manęs, jis sakė, nieko negalite nuveikti. Jeigu Dievo žodis man tik tai grožinė literatūra ir aš juo neremiu savo gyvenimu, nesiremiu gyvenimu, kiekvienai situacijai juo, tai aš esu šalia Kristaus, o ne Kristui. Ir pabaigai paskaitysiu iš to pačio Jono laiško, 1 Jono laiško, 4 skyriaus, nuo 16 eilutės. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kurią Dievas mus myli. Dievas yra meilė. Ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas jame. Tuo meilė pasiekia mumise tobulumą, kad galime turėti drąsų pasitikėjimą teismo dieną.
Nes koks jis yra, tokie ir mes esame šiame pasaulyje. Kai aš įtikėjau ir priėmiau Jėzų į širdį ir supratau, kad man atleista, žinot, ką aš žinojau, kad esu išgelbėtas ir kad jeigu šią akimirką numirčiau, aš būsiu avinėlio vestuvėse, aš būsiu su Viešpačiu. Būsiu danguje ir manęs laukia džiaugsmas ir aš laukiu tos akimirkos susitikti su Viešpačiu. Einant metais aš sutikau žmonių ir tarp tikinčių, net ir tarp pastorių, kurie man pasakė tokį sakymą. Nežinau, kaip ten bus. Nežinau, ar pakankamai geras esu, kad Dievas priimtų į dangų. Stengiuosi būti geras. Bet dabar negaliu pasakyti. Dabar paklausiu, ar žinote, kur būtumėt, jeigu šią akimirką mirtumėt? Su Viešpačiu. Ar žinote, čia kiekvienas savo atsakyti, ar žinote, kur būtumėt, jeigu dabar nutiktų atominė bomba sprogtų ir visi žūtų, kūnai mūsų žūtų? Jeigu atsakymas, dar nepakankamai geras esu, tada reikia nieko nelaukti, ateiti jau čia į priekį ir mes visi kartu pasimelsime ir Viešpats ateis jūsų širdį ir šiandien šią akimirką žinosit, kad būsite su juo danguje, jeigu iškyla tokia abejonė. Kurį laiką gyvenant nuodėmėj ir gyvenant nesiruošiant vestuvėms, šėtonas apgauna, įveda į tokias pinkles ir kada pradedi galvot, kad esi nepakankamai geras. Nes mes nei vienas niekada nebūsim pakankamai geri. Tai yra šėtono apgauna. Aš čia kalbu tik dėl to, kad mes būtumėm atrasti kiekvieną akimirką laukiantis ir besiruošiantis tai dienai, kada matysime Viešpatį. Ir čia negali būti apsileidimo. Čia nedaleistinas apsileidimas. Žinot, kaip taisyklės kelių eismo, nuo ko pradėjau, tom ir užbaigsiu. Jeigu aš esu labai tvarkingas vairuotojas ir geras, ir jau nuvažiavau, o iš Sularėtą grįžinėjau 1500 kilometrų iš Vokietijos, ir važiavau 1450 kilometrų, laikydamas visų taisyklių ir buvau labai geras. Ir jau netoli namų. Sakau, pasidžiaugsiu savo gerumu. Kadangi jau buvau toks geras, tai tikrai Dievas bus man gailestingas. Ir tą paskutinis 50 km per 5 šviesoforus per raudoną šviesą. Ir dar per perėją kažkokį žmogų užkabinau, dar kažką, bet aš 1450 km nuvažiavau labai tvarkingai, laikydamas visų taisyklių. Ar gali būti kažkoks apsileidimas laikantis kelių eismo taisyklių? Negali. Tave įvertins, ar tu tvarkingas vairuotojas, kai grįši nuo taško A į tašką B, besilaikęs visų taisyklių. Lygiai tas pats su Viešpačiu. Kad aš padariau kažką gerą, tai dar nereiškia, kad kelionė baigta. Jonas apie tai ir kalbėjo. Tai reiškia, kad aš šią akimirką turiu būti su Viešpačiu, turiu būti atrastas jame, vykdantis jo valią. Taigi, sėkmingos kelionės. Važiuokime saugiai. Viešpas mums padės. Kiekvienas, kuris šaukiasi, bus išgelbėtas. Kiekvienas, kuris trokšta, bus pagirdytas. Ir kiekvienas, kuris prašo atleidimo, jam bus atleista. Ir Dievas šiandien mus priima, Dievas šiandien mus myli. Šiandien jo malonė prieinama kiekvienam. Ačiū jam. Pašlovinkim dar Viešpatį giesme. Pasimelsim, palaiminsim. Dar tai ką
visada, tu tvirtai laikai mane. Nuo pat ryto vos prabudęs iki pat sutemų giedu aš, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo amžina, ir kol širdis krūtinėj plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Savo žodžiu tu vedi mane per ugnį, paslėpti nuo tamsiausioj nakty. Aš žinau tave kaip tėvas, ko draugą pažinau ir gyvenau, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo amžina, ir kol širdis krūtinėj plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo amžina, ir kol širdis krūtinėj plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Nes gerumas tavasis lydi, jis lydi visada. Gerumas tavasis lydi, jis lydi